Ketvirtasis dėl šiltnamio aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. Prašau. Ričardas Kudrimas. Teikiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisykles. Ir antro punkto pripažinti neteko. Kelios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 metų vasario 27 dienos sprendimą vienas dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir higienos ir sanitarijos taisyklių patvirtinimo. Dėkojam gerbiamam Ričardui. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Prašau. Taip. 11 pirmas punktas teigia taip. Pritvirtinti prie visų pastatų fasado namo numerį, o ne gatvės sankryžmės, gatvių pavadinimo lentelės. Gatvių pavadinimo lentelės užsako ir organizuoja jų pritvirtinimą Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius, o numerius, vėliavų kvotų laikiklius įsigyja ir tvirtina pastato savininkai. Bet klausimas būtų su šiuo susijęs tai, kad seniūnijos visada ne tik pavadinimus, bet ir duodavo standartinius numerius, kurie turbūt atitinka tam tikrus teisės aktus. Ar šitoje vietoje jau mes laisvanoriškai norim, kaip norim kokius norim kabinų numerius, ar vis dėlto mes jau nebesuteiksim galimybės nemokamai žmonėms suteikti numerius pastatams. Kaip ir parašyta šitas taisyklėse, tai kiek seniūnijos turi priskirtas jiems funkcijas, ką jos turi daryti su gatvių pavadinimais ir kad jie tai stato ir jie organizuoja pastatymą ir numeris, o pirkimą ir įsigijimus ir organizuoja turto skyrius. Prašau, tarybos narys antrasis klausimas. Dabar atliekų tvarkymo reikalavimas, 14 punktas. Taip, pacituosiu šiek tiek apie atliekas. Tai viso neskaitysiu, tik tai paskaitysiu tokį... Prašau, jeigu galima konkrečiai klausimą. Jeigu apie atliekas, tai čia tais direktorius pavaduotojai. Čia yra tvirtinama pristato aš ir klausimą. Taip, statybinės atliekos turi būti nedelsiant sutvarkomas ir išvežamas ne rečiau kaip vieną kartą per 10 dienų. Baigus darbus teritorija turi būti nedelsiant sutvarkoma. Tai yra galioja tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui susijusia su statant ar remontuojant namus. Taip. Dabar įsitraukiau 2014 metų šio įstatymo pataisas ir jame aiškiai rašoma 8 punkte. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomas statybvietėje ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal atliekų tvarkymo taisyklės, nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Tai prieštarauja? Tarybos nariai, jūs pergyvenat, kad turėdamas statybinio organizacijų iškils nepatogumų? Nepergyvenat. Prašau, ar dar turite klausimų tarybos nariais? Galite savo klausimą. Tai norėčiau replikuoti tos pastebėjimus. Pirmas pastebėjimas dėl lentelių, pasiskaitykime teisės aktus. Visos lentelės užrašai yra reglamentuoti, kokio turi būti dydžio ir turi laikytis ir organizacijos, ir privatus asmenys. Net nėra ko diskutuoti, ir jeigu netitinka reikalavimų, tai vis tiek turėsi pakeisti tiek priklauso pagal įstatymą. O ir antrą atveju yra pabaiga, ne ilgiau kaip iki pabaigos ir per 10 dienų nuo pabaigos. Čia nematau jokių prieštaravimų. Ką jums sako šitas įstatymas? Iki darbų pabaigos 6 mėnesiai. Ačiū tarybos nariai. Sandėliavimas. Ačiū už repliką. Tarybos nariai, palaukit, dar neprofesionalų. Tarybos nariai, jeigu klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Už